Sveiki, čia kinų kalba LT ir mokytoja Ieva. Tikiuosi esat pavalgę, nes šįkart kalbėsime apie maistą. Kokių žodžių turime išmokti, kad gebėdame užsisakyti iš kiniško meniu? Pirmiausia, tai skoniai. Tang, cukrus arba tien, saldu, reikš, kad patiekalas yra saldus. Suan, rūgštu, cu, actas, reiškia, kad patiekalas rūgštus. Jen, druska, sien, sūru, sūrus patiekalas. Ir la, aštru, džiau, pipirai, reikš, kad patiekalas aštrus. Toliau imkime patiekalų. Kinai valgo įvairią mėsą, rau. Tai gali būti ji rau, zhu rau, niu rau, yang rau. Žodžiu, gyvuliuko pavadinimas ir rau mėsa, paprasta sudaryti mėsos pavadinimą jautiena, kiauliena, vištiena ir panašiai. Jeigu patiekalo pavadinime nenurodytas gyvūnas, nurodyta tik tai rau mėsa, greičiausiai bus kiauliena, nes kinai kiaulieną valgo dažniausiai. Neabejoju, kad visi žinote koldūnus. Koldūnai kiniškai yra džiaudzi, dar gali būti šui džiau. Šui vanduo, šui džiau. Kinai be galo mėgsta makaronus. Mien. Mien reiškia miltiniai patiekalai, kažkas iš kvietinių miltų. Jeigu mes norim pasakyti makaronai ar virti makaronai, tai bus mien tiao, tiao juostelė. Mien tiao makaronai. Kiniški makaronai tai mums geriausiai pažįstami kaip spagečiai, tokios išvaizdos. Na ir su makaronais visi patiekalai turės hieroglifą mien. Pavyzdžiui, čao mien, apskrudinti, apkepinti makaronai. O tarkim, niu rau mien. Niu rau, atsimenat, yra jautiena. Niu rau mien. Makaronai su jautiena, tokia pusiau sriuba. Dar nepaminėjom ryžių. Ryžiai patiekaluose šifruojami hieroglifu fan. Mi fan, pilnas bus pavadinimas, mi fan, virti ryžiai arba ryžių patiekalas. Fan apskritai reiškia maistas patiekalas. Taigi mi fan yra virti ryžiai. Tai paprasti ryžiai, kuriuos duoda po dubenėlį prie kiekvieno pagrindinio patiekalo, mėsos arba daržovių. Toliau gali būti, tarkim, čao fan. Tai tie patys, kai buvo čao mien, apkepti makaronai, tai čao fan yra apkepti ryžiai. Tai nebus vien tik ryžiai, jie bus apkepti su daržovėmis, galbūt mėsa, galbūt jūros gėrybėmis, grybais ir taip toliau. Kiekvienas virėjas daro savo patiekalą. Iš kiniškų patiekalų dar labai gerai žinoma yra vištiena gumbao. Kiniškai jį vadinasi gumbao ji ding. Ji, čia yra mūsų raktinis žodis vištiena. Višta vištiena. Ding yra kvadratiniai gabaliukai. Taigi to patiekalo vištiena yra supjaustyta kvadratiniais gabaliukais. Gumbao ji ding tai vištiena su žemės riešutais. Saldžiarūgščio skonio. Kitas nemažiau žinomas patiekalas yra Beijing kauja. Beijing kauja. Beijing Pekinas, kauja, kepta antis, ja antis. Šis patiekalas valgomas visai ne taip, kaip mes įpratę valgyti vištą, žąsį, antį. Tai yra maži blyneliai, ant kurių dedamas gabaliukas mėsos, šiaudeliai daržovių, blynelis suvyniojamas į ritinėlį, tas ritinėlis mirkomas į padažą ir valgoma tokiu būdu. Įdomiai skamba žuvies skonio kiauliena. Tikriausiai esate matę tokį patiekalą kiniškų restoranų meniu. Tai yra gana populiarus kiniškas patiekalas, kiniškai jisai skamba yu xiang rou si. Yu žuvis, xiang kvapas, žuvies kvapo, nes skonio. Ir rou si, rou, minėjau, yra mėsa, jeigu nenurodoma kieno tai mėsa, greičiausiai kiauliena. Tai šiuo atveju kiauliena ir si yra plonos juostelės šiaudeliai. Yu xiang rou si, tai rou si apibūdina, kaip atrodo ta mėsa, kokios formos. Kitas gana populiarus kiaulienos patiekalas yra žuanža li ji. Čia nėra nei kiaulės, nei mėsos, tiesiog li ji reiškia nugarinė. Tofu, sojų varškė, lietuviškai tofu galima rasti. Jos tikrai turime ir mūsų prekybos centruose. Tai vienas populiaresnių kasdienių kiniškų patiekalų. Iš jos ruošiami įvairūs patiekalai iš tiesų. Gali būti džat tofu, apskrudinta
sojų varškė. Gali būti vienas toks populiarus patiekalas mapho tofu. Kinai taip pat labai mėgsta žuvį. Žuvis jau kalbėjom yra yu. Pavyzdžiui, vienas populiaresnių patiekalų yra tang cu yu. Tang cukrus, cu actas, yu žuvis. Taigi tang cu yu bus saldžiarūgštė žuvis. Ni he shema, ką gersite, arba ni he shema yin liao, kokį gėrimą gersite. Kinai mėgsta nai cha, pieniška arbata arba arbata su pienu. Taip pat rytais geria doujiang. Doujiang yra sojų pienas. Jis rytais būna šiltas, labai tinka su bandele baozi. Kalbėdami apie kinų gėrimus negalime nepaminėti arbatos cha. Jų yra įvairiausių rūšių. Liu cha, hong cha, hua cha, moli cha, oolong cha, pu'er cha. Kiek rūšių jūs žinote? Na, ragaudami kiniško maisto nepamirškite pasakyti hao chi, hao geras, chi valgyti, hao chi skanus. Ragaudami kinišką gėrimą sakykite hao geras, he gerti, hao he skanus apie gėrimą. Iki.